Pasirengimo etapas įpusėjo, kaip vertini nuveiktą darbą iki šiol? Na, pirmą savaitę mes gan stipriai padirbėjom. Iš tikrųjų šiais metais tokį dėmesį daugiau skyriau raumenų ir sausgyslių stiprinimui, ant balanso pagalvių visokių. Tai komanda susirinko, praktiškai buvo beveik visa ten. Tai sakyčiau, visai neblogai padirbėjom pirmą savaitę. Kokios formos žaidėjai atvyko? Gana sunku labai spręsti, nes tokių būtent tam tikrų pratimų testavimo nieko nedarėm, tai sunku labai pamatyti, bet kaip kuriuose pratimuose bėgom, kur daugiausia, tai sakyčiau, visi gana neblogai atrodo, visi gana lygus, galima sakyti. Kažko išskirtinio negaliu pasakyti, kad kažkuris labai ten ypač geresnis, kuris blogesnis, tai kaip ir treneris sakė, turim dabar būti visi vienodi. Ar galima sakyti, kad žaidėjų tas profesionalumas šiek tiek didėja, nes visą laiką, bent jau pasnius porą, trejata metų į stovyklas atvyksta žaidėjai gerokai pasirengę patys individualiai? Taip, šiaip iš tikrųjų matosi, ypač ant kaip kurių pratimų, kur darom daugiau tokius specifinius, ant nestabilių platformų ypač matosi geresni, aukštesniam lygiai žaidėjai kažkaip geriau tą viską atlieka, turi tokius daugiau tą specifiškumą tokį matosi geresnį. Iš pradžių stovykloje buvo 6 žaidėjai, paskui prisijungė 7, paskui 9, dabar 10. Ar tai nesutrukdė šiek tiek darbo, kad žaidėjai ne visi vienu metu atvažiavo į komandą? Na tai čia šiandien, kaip sakyt, prisijungė jaunimas, tai labai nesimaišė, nes kaip tik tokį įvadinę gavosi treniruotę, aš buvau pasiruošęs taip, kad būtų toks jam irgi šiek tiek ir įvadas, ir mum gerai po laisvų dienų, o taip sakyčiau, viskas gerai. Kas laukia toliau? Ką dirbsite artėjančią savaitę? Tai šią savaitę dabar daugiau dėmesį skirsim, aišku, anaerobinį ištvermei, daugiau kad gerinam, specifinę ištvermę daugiau gerinam, o taip, kaip praeitą savaitę, tai vis tiek didelį dėmesį vis tiek skiriu raumenų stiprinimam, kad be jokių traumų ateitume į aikštelę, kad galėtume jau gerai būti pasiruošę. Praėjusiais metais sakei, kad labai trūksta laiko, labai spaudžia laikas. Kaip šiemet situacija? Ar spėsit, ar teko koreguoti planą? Šiemet labai gerai, aš kažkaip viską gerai susiplanau, tai man šią savaitę kaip tik visas kaip pagal planą, tik tai žiūrėsim kaip tas oras. Man svarbiausiai žiūrėjau, kad savaitės gale, kad oras nesumaišytų, tai sakyčiau, bus pasirengimas pilnas, taip kaip buvau suplanavęs, viską pilnai atliksim. Kitą savaitę grįšite į salę, ar salėje dar dirbsit fiziškai, ar jau treneris perims visą? Fiziškai dar su treneriu nešnekėjom, kiek ten jungsim, bet aišku, su manim bus jau žymiai mažiau, treneris daugiau čia dirbs. Aišku, aš reikalausiu, kad irgi būtų treniruotės keletą vis tiek su manim, kad dar, nes pilnai čia per tas 2 savaitės visko dar nepadarys. Kaip pats kolektyvas? Vėlgi žaidėjai beveik pasikeitė iš pagrindų, nuo praėjusio sezono liko vos porą žmonių, trejetas galbūt. Kaip pats kolektyvas tau pačiam? Toks gan pirmose treniruotėse, kai atvažiavo, tai tokie visi labai ramūs, tylus buvo, dabar jau pradėjo jau bendrauti daugiau, visi tie jokeliai visokie, aišku, pernai metų žaidėjai tai daugiausiai aktyvus, jie aktyviausiai yra, tie kiti gal taip ramiau dar pakolkas, bet matos toks, eina viskas geryn.